Treneri, šį kartą be taškų, tokios iš pažiūros apylygės rungtynės, kas nepavyko? Įmušt. Turėjom progų, turėjom ne vieną progą ir 1-1 pirmam kėlinį įmušti. Įvarčiai keičia rungtynės, atsidarysim ir bus lengviau. Tikrai pirmam kėlinį nelabai atrodė, kad aišku, antram kėlinį jau pasidavė gal ir 120 minučių prieš kelias dienas žaistų, bet svarbiausia įmušti reikėjo šiandien. Būtent apie tą 120 minučių savaitės vidury norėjau klausti, kalbėjom ir su Andrium Lipskiu apie tai, aš komentuodamas sakiau, kad šitas dalykas gali Sūduvai pakišti koją, bet bent jau pirmam kėlinį tikrai nesijautė to, tai kaip galėtumėt galbūt tą paaiškinti. Varžovų treneris kalbėjo apie tai, kad Marijampolei čia visiems bus sunku ir Sūduva čia prie savo sirgalių žaidžia su papildoma energija ir tas nuovargis kažkur lieka šone. Tai faktas, kad mes prieš savo žiūrovų jie labai stipriai mus stumia ir motyvuoja ir didžiausia pagarba ir didžiausia padėka jiems, bet vėl neapgausime savo kūno, neapgausim visų fiziologinių dalykų, tai jau pirmam kėlinį tikrai žaidėjai su gera energija, tikrai ir pakontroliavo kamuolį ir išpildė tuos daugiau mažiau tuos susitarimus, ko mes norime. Antram reikia žiūrėti tą pačią analizę, tuos pačius GPS rodmenis, ką rodo, bet pirminis atrodo, kad gal fiziškai tiesiog sunku buvo, bet vėlgi turėtumėm prie savo žiūrovų geriau žaisti. Klavas Kramenas pradėjo rungtynes startiniai sudėty, po pirmo kėlinio pakeitėt, ar čia labiau keitimas dėl to, kad dar negali pilnų rungtynių žaisti, ar labiau dėl to, kad gal nebuvot patenkintas, kaip atrodė? Ne, aš visai žaidėjais patenkintas. Čia buvo toksai taktinis labiau, kadangi jis buvo labai ilgos pertraukos, tas pats buvo ir Kretingoje rungtynėse, o vėlgi 60 minutę, ypač gynėjui, manau, sunkiau įeiti į rungtynės negu per pertrauką. Tai čia tiesiog taktinis planuotas keitimas buvo. Tas įvartis, kurį praleidot, gal jau kažkiek žiūrėjot, kas ten nutiko, kas ko nesužiūrėjo, nes Andrius Lipskis irgi dabar kalbėjo apie tai, kad vidurio gynėjas atsidūrė baudos aikštelėje, nestandartinis toks veiksmas, tai kas ten kaip? Dar nežiūrėjome, faktas įdomu, kodėl Puškarovas ten būtent buvo, bet vėlgi įvartis niekad nėra nepraleidžiamas tuo momentu, kada skersas ar smūgis buvo. Reikia visada žiūrėti 20-30 sekundžių atgal. Bandėme išeiti į kontrą, praradom kamuolį, bloga reakcija darant kontrapresingą ir pasakoja įvartis. Treneris, sveikinimai su pergalė, planas toliau veikia, vėl 3 taškai, kas šiandien juos leido pasiekti? Ačiū už sveikinimus, šiandien gal leido pasiekti drausmė, didelė drausmė aikštėje, kokybinių atžvilgių nebuvom, labai geri buvo klampios rungtynės, pirmam kėlinį turėjo Sūduva labai gerą progą, neišnaudojo, antram kėlinį panašus, gal lygios rungtynės, bet nežinau ką, Puška Miroslavas veikia aikštelėje, bet ačiū jam, kai jis ten atsidūrė ir įmušė įvartį, tai tiek komentaras šioks toks jo. Lėmė nestandartinis mūsų gynėjo sprendimas nueiti į aikštelę. Tai va, aš ir norėjau klausti apie būtent šitą epizodą. Gynėjas baudos aikštelėje neįvarčio atveju turbūt treneriai nėra labai patenkinti tokiais, ar ne, saviraiškos viražais. Ne, kaip tik ne. Truputį kitaip. Matom kitaip. Futbolą tai nieko tokio, yra kitas žmogus, kuris pasaugos jį toje vietoje. Jeigu jis jaučia, jis tą ir padarė, tai kodėl ne? Leidžiam. Komentuodamas rungtynes kalbėjau apie tai, kad Džiugas gali turėti pranašumą, kadangi Sūduva vidury savaitės, kaip ir jūs, žaidė taurės rungtynes, bet jie žaidė 120 minučių, tolimoje išvykoje ir taip toliau, bet komentuojant irgi tą patį sakiau, kad pradžioje rungtynių tas visai nesijautė ir Sūduva atrodė energingesnė galbūt šiek tiek net, kaip jūsų akimis. Žinot,
Čia Marijampolė niekam nebus lengva ir nėra niekam lengva ir tarkim, 3 taškai tai čia tikrai labai auksiniai ir jie atiduoda visą save. Jie žino, kad žaidžia namuose, tai nemanau, kad čia tas faktorius nuovargis veikia, gal labiau psichologinis toks momentas, kad jiem reikia čia pasirodyti savo žiūrovo akivaizdoj, tai kažkaip taip jo, tikriausiai tiek. Ta patį klausimą turbūt ir Dovydui Lastauskui galima užduoti, bet ką darysit su tom traumom? Gal laikas į bažnyčią ar kažką, nes jau darosi labai nebejokinga. Žinok, neįsivaizduoju, ką darysim. Čia galime skūstis, galim sėdėti mes iki ryto, suprantat, bet neieškom, ką darysi. Ką darysi, turim, ką turim pasitelkti kitais žaidėjais esančiais, turim duoti šansą. Tik labai sunku, kai esi mažas klubas, tos traumus itin duoda į paširdžius.